Esam Šiauliuose, atvykom į Lietuvos cross country 3 etapą, ruošiamės apžvalginiam ratui. Šią naktį visą naktį palijo, turim tikrai neblogą gruntą, trasa, nežinau ar visa, bet kiek matėsi atrodo išlyginta. Manau, bus super sąlygos, rengiamės ir eisim pažiūrėti detaliau. Apsirengėm, susirašėm, nieko nelaukiam, važiuojame į apžvalginį ratą, kaip visada, po to aptarsim. Tai esam po apžvalginio rato, trasytės būklė, žiauriai gera. Tas, kad naktį palijo, čia kaip užsakyta, tai gruntas drėgnas, sukibimas, bomba, žiauriai gerai. Einam iki pitų, pažiūrėsim, ką ten komandos nariai daro, remontuojasi jau mocis. Nu, jūs tai porą žodžių, kaip trasytė? Labai greita. Aha. Kol kas smagi. Aha. Vėliau bus aišku. O klausyk, užsidėjai naują paipą, matom, skylę gerą. Skylę gerą. Biški komisija užsinorėjo patikrinti, ne? Jo, technikinį praėjom. Praėjo, ne? Viskas tvarkoj. Širdis džiaugiasi. Super, vadinas, glušakas nekiauras. Ne. Gerai, ką daugiau, ką čia darai moci? Va, pastebėjau tokį labai svarbų trūkumą. Va, čiūks. Va. Labai gerai, ką užmatei. Su šituo reikalu, kažin ar pabaigsi. Jo. Būtų pasidavęs po pirmo rato jau. Tai va. Saimi, porą žodžių, naujas mocas, kaip pirmas ratas. Nu, šauniai atrodo. Šauniai. Bus matys, na. Nerimantai, ką čia blizginat? Kad matytus rėmėjai. O, labai gerai. Kokie įspūdžiai po apžvalginio tavo? O ką, gerai visai. Autostrada, yra 2 juostos. Vieną lenkimui, kitą lėtesniam. Kitą lėtesniam. Tai supermoto šiandien lėksim. Jo, bus smagiai. Smagiai. Ir galvoju, gal reikėjo rimtai plentinės padangas. Nu, nedaug trūksta iki plentinės. Ką, motai, viskas tvarkoj? Jo, ką, valau. Pasiruošęs? Jo. Gerai. Svarbu, kad blizgėt. Faktas. Stiliaus taškų gaut. Taip. 1 hour later. Tai atvarė pati geriausia palaikymo komanda. Dėjimo 5-5, bum. Šildo mocis, visi ruošės, tuoj startai.
laiką starto. Super, labai džiaugiamės, mamukai. Ką manai apie savo vaiką? Pats geriausias! Valio! Ten konkurentą matau. Mėgėjų klasėje dabar grįžo 100 starto numeris Justas Venskus, 7 vieta. Nori greitai dar šviežių įspūdžių. Finišavom trečią etapą. Patys matėt, startas tikrai buvo nedaug žadantis, išstartavau paskutinis apskritai iš antros eilės, tai psichologiškai truputį moralė krito, bet pavyko jungti 5 pavarą ir laikantis atsargumo ir greičio taktikos, po biškį apsilenkiam. Stengiausi nedaryti klaidų, nes padaryti klaidą tikrai buvo lengva, labai daug akmenų ir truputį pametus balansą tikrai galėjai greit pamesti priekį, bet viskas tvarkoj, mes finišą pagaliau šiais metais turim 1 vietą ir tas tenkina. Tai va, persirengėm, atsigavinėjom po varžybų, geriausia palaikymo komanda, kaip visada, atvažiavo netuščiomis, turim pilną stalą, beveik jau kepa šašlikai, palapinė vietoj, buso pastogė vietoj, nu žodžiu. Pats tas atsistatymui po varžybų, Mocas taip pat ilsis po važiavimo, atlaikė puikiai, niekas nesulūžo, nežinau, viskas super. Pats irgi visai galėjau mėgautis važiavimu, tokia greitesnė trasa, gal man daug smagiau nei kai buvo lenktynės prieš tai sandboxe ir poligone. Sandboxe daugiau techniška, poligone tiesiog fiziškai buvo žiauriai sunku. Šiandieną toks vos ne super moto, kai pasidarė bortai, pasikėlius nardyt. Motokroso dalis iš vis žiauriai smagi buvo, džiaugiuosi važiavimu. Aišku, gal nebūčiau taip džiaugiasi važiavimu, jei nebūčiau atvažiavęs pirmas. bet smagu, tikrai buvo galima mėgautis. Tik paskutinius 2 ratus labai kentėjau mazolio skausmą, tai nežinau, čia gal reikėtų prasidurt ar neprasidurt, ką čia geriau daryti. Kažkaip prisikaupė čia to kraujo ir jausmas buvo lyg žarija, kažkas laikytų. Bet pakentėjom, finišavom, beliko ilsėtis ir laukti apdovanojimų. Ne ilsėtis, dar liko šašlus iškepti. Einam kepti šašlikų. O šašlikus užmarinavo geriausias šašlikų šefas Ingrida Virkšienė. Po sezono teiksim medalius. Garsiausias palaikymo komandos narys, palaikymo komandos šefas. Sugalvosim nominacijų ir po sezono apsidovanosim. Jūs tik pažiūrėkite. Vo, mami, super. Prigauta. Einam link apdovanojimų. Trečią vietą, 3 vietas apdovanojimų. Domantas Virkšas, 616 starto numeris. Ir čia Lietuvos sporto federacijos
Asociacijos prezidentė Giedrė Neskauskienė įteikė pirmojo laipsnio taurę. Aišku, Mindaugas įteikė rėmėjų dovanas, saldžias dovanas, jūsų aplodismentai. Ir beje. Važiuojam namų link po varžybų. Nuotaikos kol kas vis dar labai geros, tai tiek pirmajam, tiek antrajam etape likau antras. Ta sezono pirmoji vieta tikrai labai džiugina ir apskritai pasisekusi diena, labai prastas startas, pavyko visus apsilenkti, pavyko palaikyti stabilų tempą ir džiaugiuosi šiandien savo važiavimu. Kaip ir visada buvo daug klaidų, daugelėje vietų galėjo būti šiek tiek daugiau gaziuko, daugelėje vietų galėjau stabdyti kiek vėliau, bet po truputį tikėkime tobulėsim, greitėsim. Šiais metais nuvažiuosim į motokrosą, tai tikėkime motokrosas gal šiek tiek padės pagreitėti, ten tempai kiek kitokie nei pas mus cross country, matysim kaip seksis. Tai jo, ką, važiuojam namučio, greičiausiai dabar nepasimatysim gal netgi keletą savaičių, nes rytoj palieku mocą ant operacinės stalo, tvarkysim visiškai visą motorą, tai keisim absoliučiai visus guolius, švaistiklį, stūmoklį, grandinės ir panašiai. Žodžiu, pasidarysim visiškai naują motorą, kad galėtume šį sezoną lėkti be galvos skausmo, kad kažkada gali sprogti motoras. Tai žodžiu, ką, ačiū visiems, kas žiūrit, ačiū visiems, kas palaikot, ačiū visiems, kas prisidedat ir ką, šiandieną tiek, pasimatom kitose vloguose. Pala. Iki gegužės 1 galite skirti man 1,2 savo GPM gyventojų pajamų mokesčio. Jeigu niekam dar neskyrėte ir norite prisidėti prie mano startų bei prie mano kuriamo turinio, mano video aprašyme rasi duomenis, kaip galėtum tai padaryti.